Nusprendėm su Ronaldu pabraidyti ir iš arčiau bangas nufilmuoti. Nerealiai. Bet, žinokit, per kamerą nieko panašaus nesuprasi. Bangų dydis nerealus. Virš 2 metrų. Jau va, matosi pareina banga ir kai jinai lenkėsi, ten va dabar ta sekanti. Ten atrodo šakės, pažiūrėk, Ronaldai. Matau. Virš žmogaus galvos, žiūrėkit. O, Jėzus, mano. Pažiūrėkit, kokios bangos. Išpratėjimas. Mes sakėm su Ronaldu, čia tik braidysim, nes žiauriai traukia į jūrą. Braidom, stovim ir kai banga eina atgal, labai paskui su banga į jūrą traukia. Tai mes, kai prie jūros gyvenam, žinom, kad yra pavojinga jūrai maudytis, tai mes tik tais braidysim palei krantą. Galėsim atsigulti palei krantą, bet jau ten tarp tų bangų tikrai mes nuosikuosim. Netgi su visais dumblais, su visų smėliu, viską kaip šakė. Ui! Kaip už tai? Kažin, mano džinsai nesušlapo. Bet žiauru, man tai toks jausmas, kad netgi pareina banga. Šakės. Kaip jie nebijo taip maudytis, mato su jėga per sprandą, kaip duoda. Nu ir mačiau, kad jis taip apsisuka. Bet labai gražiai atrodo šakės, įspūdingai. Čia tiems burlentininkams labai būtų gerai, taip pat kaip Australijoje turbūt. Bangos 3 metrų aukščio atrodo. Bet net su dumblais matosi, kur pareina smėlis iš kranto, net pakyla su visais dumblais. Jo, mačiau, smėlį. Bet kaip toli ir nueina vanduo. Na. Mama, žiūrėk, kas duoda iškas.